Sveiki, Naudom LT skaitytojai. Šiandien noriu Jums parodyti štai šį automobilį. Tai yra 90-ųjų BMW E30 automobilis, kuriam iš tikrųjų nereikia labai ilgo pristatymo, nereikia pasakoti jo istorijos, nes tai yra iš tikrųjų kultinis automobilis, gerai pažįstamas tiek Lietuvoje, tiek Europoje, tiek visame pasaulyje. Tai aš labai daug giliai jo istoriją ir nesileisiu, papasakosiu kelis įdomius faktus, o toliau daugiau pakalbėsime apie konkrečiai šį automobilį ir kokios modifikacijos jam buvo atliktos. Taip pat noriu papasakoti, kuo jis yra susijęs su mano Audi 50. Bet prieš tai pakviesiu Jūs užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite kelias aktualias nuorodas, tai yra nuorodas į Naudom LT socialinius tinklus, taip pat kelis aktualius straipsnius ir Naudom LT Contribui, kur galite tapti svetainės ir šio kanalo rėmėjais. Tai yra BMW E30. BMW E30 pradėtas gaminti 1982 metais. Jis pakeitė ankstesnės kartos trečios serijos BMW, tai yra E21. Šis automobilis iš tikrųjų iš pat pradžių buvo populiarus dėl savo dizainų, dėl savo techninių savybių ir tiesiog, dėl savo, sakykime, charakterio. Jis pasižymi tradicinių 3 dėžių dizainų, kurį sukūrė Boykas Boyeris, bet projektų vadovavo labai garsus automobilių inžinierius Klausas Lutė. Tas pats Klausas Lutė, kuris sukūrė ir mano Audi 50. Bet tai nėra beje vienintelė šiuos automobilius siejanti detalė. Šis automobilis debutavo būtent būdamas 2 durelių sedanu. Nes ankstesnės kartos E21 irgi buvo 2 durelių sedanas, arba kaip mes sakytume kupė, nes tokie automobiliai tuo metu buvo populiarūs. Bet tokios rinkos kaip pavyzdžiui Italija, Ispanija, Prancūzija labai prašė ir 4 durelių versijos, nes didesnis automobilis, tai yra 5 serijos BMW E28, jiems buvo kaip ir per didelis, o jie norėjo irgi 4 durelių praktiškumo, todėl jie labai prašė suteikti E30, ir tiesiog apskritai 3 serijos BMW 4 durelių konstrukciją, 4 durelių praktiškumą. Šis automobilis buvo siūlomas pačių įvairiausių versijų. Buvo keli 4-6 cilindrų varikliai, buvo 2-4 durelių sedano versijos, taip pat buvo universalas, kabrioletai ir panašiai. Šis automobilis netgi tapo BMW M3. Pirmasis M3 buvo sukurtas E30 pagrindu. E30 turėjo ir netgi 4 ratais varomą versiją, kuri nebuvo tokia populiari kaip varoma tik galiniais ratais. E30 buvo gaminamas iki 94 metų ir buvo, kaip ir sakiau, labai populiarus automobilis, kuris padėjo BMW įsitvirtinti tiek automobilių sporte, tiek ir verslo parko automobilių stovėjimo aikštelės. Šis automobilis su mano Audi 50 yra susijęs ne tik per Klausą Lutę, jis taip pat yra susijęs ir tuo, kad konkrečiai šį automobilį restauravęs žmogus taisys ir mano Audi 50 kėbulą. Šis automobilis priklauso mano geram draugui Martynui Gerkiai, kuris visą jį restauravo, jį gavo, sakykime, prastos būklės ir ne tik jį iš pagrindų atkūrė, bet ir tuo pačiu, išmoko restauruoti automobilius taip, kad, aš jam galiu patikėti savo automobilį. Tai sveiki Martynai, sveikas Martynai, aš jį tujinsiu, galiu perspėti iš anksto, nes mes esam labai geri draugai. Ir kada gavai šį automobilį ir kokios būklės jis buvo? Gavau aš šitą automobilį 17 metais, jis pas mane pakliuvo. Būklė buvo tikrai apgailėtina, tiek variklis, tiek kėbulas. Skylių buvo daug. Viską padariau kaip priklauso, atrodo, suvirinau, padariau. Kaip ir kai tavo automobilis buvo juodas, ar ne? Jis buvo juodas, ganėtinai stipriai šitą vietą muštas, galiu pasakyti. Tai čia dar, dabar gražu. Ir kai pirmą kartą tu jį perdažai, sakykime, kaimo kiemo sąlygomis ir jis buvo juodas. Pirmą kartą jį perdažai juodai, kaip originalias spalva. Juodai. Tiesiog buvo visiškai juodas, nuo moldingų juodų, visiškai visas juodas buvo. Kaip sugalvojai keisti jo spalvą? Galbūt labiausiai dėl to, nes buvo baisiai nudažytas. Kaip tu kitaip nudažysi kaimo sąlygom, kaip tu sakei.
tiesiog... Turiu omeny, kad pats nudažėjai baisiai. Taip, nudažiau aš jį baisiai. Bet kai pirmą kartą dažant, tai ten negalėjo ant nieko pykti, aš neturėjau ant ko pykti. Ir tu pats, tai yra pirmas automobilis, kurį tu dažėjai? Taip, pirmas automobilis. Ruošiau laukė, vienu žodžiu. Klaidų buvo daug, vien klaidos, aš galiu pasakyti, buvo. Ir po to tu jį perdažiai jau raudonai, bet ne šitą spalvą. Ne šitą vyšninę aš tada dažiau. Ir kodėl pakeitei vyšninę spalvą? Tikriausiai nepatiko kažkas ir sugalvojau, kad reikia perdažyti vėl. Ir tai jau šita yra trečia spalva, ar ne? Spalva taip, bet dažymas tai ne. Tikriausiai ketvirtas arba penktas gal, ne? Ne, ketvirtas dažymas. Ir čia yra matinė raudona spalva, kodėl į tau būtent tokia patenka? Ji nėra matinė, aš galiu iškart pasakyti. Ji yra pagal gamintojo, kaip pasakyti, nurodymą, ji yra 20 laipsnių kampų žiūrint 60% blizgumas. 60% blizgumas. Tai Taip. Nėra visai matinė. Nėra visai matinė ji. O šitą spalvą būtent norėjau, nes norėjau kažko individualaus, gal sakykime. Kažkas tokio. Pastebi, kad žmonės labai atkreipia dėmesį ten važiuojant autostrada, kad mojuoja ir panašiai? Nuo pat pirmos tikriausiai baisiai nudažytos spalvos jau man tai būdavo. Nes būdavo taip pat blizgantis ratai. Gale buvo 10 gal pločio tada, kad vienu žodžiu labai daug ir iš arkų išlyzdavo viskas. Tai nuo pat tada pastebėdavo. Dabar tai sutikus mieste, tai dažniausias klausimas, ar klijuota plėvelė. Bet jų plėvelė nėra klijuota, net nėra dengta ta apsauginė plėvelė. Jie nieko nėra dengta, yra tik tais dažai ir lakas. Automobilis ne tik spalva keitės, bet ir yra kitų modifikacijų. Matos, kad jisai stovi daug žemiau negu originale? Taip. Dar matosi, kad priekyje nesudėti reguliuojamo aukščio amortizatoriai, dar trūksta truputį žemyn. Aš norėčiau išduoti žiūrovams ir skaitytojams, kad vienas iš šio automobilio kūrėjų, Klausas Lutė, visada nuo pat pradžių, nuo tada, kada E30 buvo kuriamas, norėjo, kad jo priekis būtų žemesnis. Tai tos populiarios modifikacijos, kai automobilis yra priplojamas arčiau žemės, iš tikrųjų išpildo vieną iš jo kūrėjų norų. Ir čia matau, kad priekyje turi, nenoriu sakyti, savadarbių detalių, nes kažkaip skamba garažiškai labai, bet šitą detalę, šitą lūpą, splitterį darėjai pats, ar ne? Taip, tu nenori sakyti savadarbių, bet čia yra savadarbis. Tiesiog šitos detalės neįmanoma niekur nusipirkti šitam modeliui, būtent M-Tech buferiui. Tai gavosi taip, kad pasigaminau. Aš žinau, kad tu jį gaminai iš kitos detalės, ar ne? Taip, bet sakykime, kol kas nesakysiu iš kur. Kai sako, šito automobilio savininkas turėtų iškart pasakyti, iš ko čia padaryta. Kitas E30 gerbėjas turėtų pasakyti, ar ne? Taip, turėtų iš ko, bet kaip panašu, ne vienam dar nekilo tokia idėja pasigaminti. Tai gali nuvažiuoti į suvažiavimus, kažkur ne vieno tokio nepamatysi. O kas slepiasi po varikliu? Po varikliu yra originalus M40B18. Tiesiog tik tai variklio skyrius labai tvarkingai atrodo. Jis turėtų atitikti gamintoją, nes kai gavau, kaip ir sakiau, būklė buvo apgailėtina, tikrai nuo neteisingo eksploatavimo, tai tiesiog visi vėlenėliai buvo siusti iš Vokietijos, sudėta viskas. Vienu žodžiu padaryta, kaip turėtų būti originaliai, tai gal išvaizda ne, nes kadangi buvo čia ir kitų variklių, tai jis tiesiog buvo garaže dabar. Dabar, kai jau nebėra sveikų variklių garaže, teko šitą panaudoti vėl. Kada šitą susitvarkiau, vis tiek atrodo galios trūko, tai sakau, reikia kažko stipriau, tai nusipirkau M62B44. Kas aišku, mūsų operatoriai nieko nesako. V8. Taip, V8. Sako panašu. Sako, nes aš pažįstu šitą automobilį. Su šituo gal V8, gal 2000 km tik pavažiavau. Bet supratau, kad truputį per stipru šitam kėbului. Aišku, daug kas sakys, kad čia viskas gerai, ten, kad priekį pusę mašinos svorio yra, bet kai aš pavažiavau, supratau, kad ne. Tiesiog visas svoris yra V8 priekį, o varomi galiniai ratai tai jau yra
balansas yra šiek tiek Taip. jau kitoks. Būtent, nes vat, su keraminė sankaba, su LSD reduktorium trečia pavara galėjau nuo šviesoforo kilti. Ir paskui buvo 6 cilindrų, ar ne? Taip, po to buvo 6 cilindrų, jis irgi sugeudo. Ir dabar yra originalus, tai Taip, labai ramiai važinėti. Ten yra Red Bull'o skardinė. čia babina. Taip. Tavo sprendimas ar kažkaip pirkai? tu jį? Pasiūlė kažkas. Kažkas pasiūlė tiesiog užsidėti, paslėpti surūdėjusią babiną. Ir dar galbūt keli kilovatai, kai sako. Ir variklio skyrius iš tikrųjų labai yra estetiškai sutvarkytas, jis yra baltas, net nežinau, ar video matosi, kokios tvarkos čia yra. Kokia svarba buvo tau išlaikyti tą, tiesiog išvaizdą variklio skyrių, kad jis būtų tvarkingas ir gražus? Balta spalva galbūt ne dėl to, kad tiek tvarkingai viskas atrodytų, bet kai nusidažiau raudonai, man ten truputį benzino kliuvo. Ai. Benzinas kliuvęs ant lako kažkodėl labai nukelia. Tai čia tiesiog dažyta akrilu ir jis atsparus, bet kam ir iš kitos pusės labai tvarkingai atrodo, nes ir dar ateityje vis tiek šito variklio nebus čia. Atradus laiko, čia nereikia net galvoti, tai tiesiog tiks prie bet kokios, kaip pasakykim, kad ir, kaip tu sakei, ateities spalvos pakeitus netyčia, nes gali būti visko, nes šitos spalvos pridažyti neįmanoma. Kažkas kažkur atsiremtų, nubrėžtų. Jau sutvarkyti vienos detalės jau neįmanoma. Praktiškai dažyčiau visą mašiną, taip. Tai sakau, ir pliusas nereikės keisti spalvos, nereikės dažyti dar kažką. Čia yra M3 Evo spoileris. Tiesiog mano gal šita LED juosta įdėt, kad nuspaudus stabdį šviestų per visą galą. Aha, o šita pačioji detalė, šitas aptakas? Tu kalbė apie šitą? Jo. Tai taip pat irgi yra mano gamintas. O daugiau kitų mechaninių tokių pakeitimų yra kažkokių? Pavyzdžiui, važiuoklė yra kietinta, ar ne? Taip, važiuoklė yra poliuretanas, čia kalbėti nereikia. Ir gale įsidėjau amortizatorius, nes jau reikėjo priekį dar garaže padėti, bet bus greitų metų įdėti. Ratlankiai tai yra Ronald Turbofan. replikos, ar ne? Šitie irgi pas mane jau ant šitos mašinos gal treti, kitokie. Buvo BBS-ai, 10 pločio, gale 17, bet kai nuvažiuoju į renginį ir kas ant antros mašinos BBS-ai, tai jūs patys suprantate. Tai tiesiog norėsiu išskirtinumo ir šitie ratai man tiko. Ką nors darei salone? Aš žinau, kad kai pirkai tą automobilį buvo salone skylė. Salone buvo skylė, sėdynėse skylė, kilimas baisus, nes šiek tiek važiavo kaimo keliais šitą mašiną prieš mane. Tai salonas taip pat galiu parodyti persiūtas. Čia jau ne mano darbai, bet kažkiek atnaujintas. Taip pat kilimas iš naujo padarytas, kilimėliai, vairas. Vairas yra apsiūtas, persiūtas salonas, ar ne? Taip. Tu jį pirkai, galima sakyti, iš savo gimtinės šitą automobilį. Taip. Ar jeigu būtum, sakykime, plačiau ieškojęs E30, ar būtum ieškojęs 2-durį ar 4-durį? Aš ieškojau, labai daug ieškojau, nes šitą mašiną man nuo senų laikų kažkokia svajonė, kažkas tokio. Tai senai ieškojau, bet tiesiog jau tada netitiko kaina kokybės, ką tu galėjai nusipirkti. Nors, kai sako, galbūt rankos yra, gal pasidarytum, bet tiesiog laiką reikia vertinti. Tai manau, kad 2 durų sedanas arba kabrioletas būtų. Tu sakai, kad dalyvauji dažnai renginiuose, kiekvienais metais, galima sakyti, išvažiuoji bent į kelis E30 susitikimus ir kitus automobilių renginius. Taip. Ar tas automobilis tau atveria tas duris į tą Lietuvos automobilių kultūrą, ar tai buvo vienas iš argumentų pirkti istorinį seną automobilį? Ne, manau ne. Tiesiog man jis gražus. Kažkiek dar įdėjus rankų savo, aišku, net nėra ką kalbėti, truputį pinigų. Ir pasidaryti tiesiog, kad savo būtų malonu. Aš žinau, kad tau yra siūlę kažkas jį nupirkti. Yra labai daug. Tiesiog mieste gatvėje sustojo, gal parduodi. Ir labai daug. Kokias nors pinigų sumas yra minėję? Yra. Kažkas siūlė 12 000, bet man ne piniguose šitie reikalai yra. Ir vienas iš tų klausimų, į kurį aš žinau atsakymą, bet
Ar būna toks dalykas kaip užbaigtas projektinis automobilis? Nebūna. Niekada nebūna. Begalybė bus. Begalybė, tobulinsim, važiuosim. Suges vėl tobulinsim. O jis dažnai genda? Kiekvienas, kas turi projektą, tau tą patį pasakys. Būna, kad išvažiuoja ir su nebaigtu, jeigu labai nori važiuoti. Kitam sezonui nežinau, ar turėsi laiko, bet reikia, kaip tu sakai, reikia. Būtinai priekio amortizatoriai, stabdžių diskai, manau. Galbūt variklis, jeigu rasim laiko. Galbūt. Kaip įsivaizduoji po 10, po 5 metų, kaip jis galėtų atrodyti? Negaliu net aš įsivaizduoti. Kad pas mane bus, tai tikrai. O kaip jis atrodys, tiesiog matysim. Kai pirkom mano Audi 50, kaip tu neišsigandai skylių ir rūdžių ir visų kitų problemų? Tai viskas yra padaroma, padarysim, patikrinsim žmonių kišenės. Įdomi mašina vien to, kad jų tiesiog nėra Lietuvoje. Antrąją 30 jau, kai sako, beveik kaip ir užsimerkęs padarytum. Jau įdomu, neįdomu, galiu. Esu daręs, ne vienam esu daręs. Tai sakau, Audi 50 bus tikrai įdomesnis projektas tiesiog. Tai padėkosiu Martynui, dar noriu paklausti, ar yra, kur tave reikėtų žmonėms sekti Instagrame galbūt? Galite. Tai bus nuoroda, pridėsiu kur nors aprašymę ir video. Kažkiek ten yra informacijos, bet daug labai nekeliu. Tai tiek, turbūt papasakosime apie BMW 30. Noriu pasakyti, kad šis automobilis, galima sakyti, yra mano gyvenime. Tai jeigu turėsite kažkokių klausimų, galite tiesiog juos rašyti komentaruose ir mes juos tikrai atsakysime. Dar kartą priminsiu užsukti į šio įrašo aprašymą, kur rasite Martyno socialinius tinklus, Nuodom LT socialinius tinklus, aktualius straipsnius ir daug kitų nuorodų. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki.